Kartais taip nutinka, kad mes negalim formuoti su grybėsios oro tarpo dėl, sakykime, pastato tipo. Pavyzdžiui, renovuojam seną bažnyčią, ar ne, kur aukštingumą negalim keisti. Mes norim ją labiau apšiltinti, norim daugiau apšiltinimo medžiagos naudoti. Žinoma, mes nenorim labai lubų nuleisti, sakykime, neturėti erdvę. Tai vienas iš sprendimų pavyzdys yra, ką mes turime ant stalo, toksai gaminys, kuris vadinasi Tyvek Metal, ar ne? Tai šitas gaminys yra guldomas tiesiai ant lygaus pagrindo. Tai, pavyzdžiui, gali būti USB, tai gali būti lentos. Ir ant jo tiesiai mes galim sukti klasikinę stogo dangą, lygę. Tai šitas oro tarpas susiformuos būtent, aš kaip sakau, per tuos juodus spagečius arba garbanas ir jo pilnai užteks Tyveko atveju. Kitų gaminių aš negaliu komentuoti, nes reikėtų pažiūrėti į techninę specifikaciją, bet jeigu, sakykime, gaminys galės laikyti 100 laipsnių temperatūrą, tada jo, jisai irgi tą patį galės padaryti. Kaip šitą technologiją darosi dabar? Tai, įsivaizduokim, stalas mūsų yra lygus pagrindas, ne? Po stalu pas mus yra apšiltimo sluoksnis, paskui vidaus apdala ir taip toliau. Mes dedam baltą pusę ant lygaus pagrindo, mes jį padėjom ir viskas. Ir ant šitų garbonų mes dedam klasikinę lygią skardą. Tiek žinių. Negirdėjau tokio dalyko. Tai čia yra kitokio tipo grebėstai, jeigu taip įsireiškus. Iš tiesų šitas gaminys, ar ne, šita technologija buvo labai labai senai mūsų sukurtas tokia, manau, žinoma kompanija Rheinzink. Tai yra... Bet čia metalas yra? Ne, čia yra polipropileno gijos. Vadinasi, Tyvek Metal, nes metaliniam stogams skirta. Čerpiniam nelabai to panaudoti reikalingas, nes čerpiam vis tiek reikia oro tarpo vėdinimo ir taip toliau, ar nedidesnio. Bet būtent šitas yra skirtas metaliniai dangai, lygiai klasikiniai metaliniai dangai.